nemačiusi savųjų, baisiai jų išsiilgusi. Žaltys nenorėjo sutikti. Gerai, sako, atsilankyti leisiu, bet pirma suverpk šitą šilkų kuodelį ir parodė jai ratelį. Žaltienė įkibo į ratelį. Tas burgzdamas sukosi kelias dienas, verpė, o šilkų kuodelis vis toks, koks buvęs. Mato, kad čia prigavimas. Kuodelis matyt užkerėtas, o tada ir verpusi nesuverpsi. Eina Eglė pas vieną senę, pažiniuonę, burtininkę, atėjusi dejuoja. Močiutė, širdelė, pamokyk, kaip tą šilkų kuodelį suverpti. Senė išpasakojo, ką reikia padaryti. Įmesk, sako, į ugnį, kada kūrensis, kitaip niekados nebaigsi verpti. Eglė parėjusi užkūrė krosnį duonai kepti ir įmetė kuodelį. Šilkai tuoj nupurškė ir Eglė pamatė, kaip gerą kultuvę